Skaitinys iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Laiko ištempimas. Jo nutolinimas arba priartinimas tam tikriems erdviems aspektams reiškia prisikėlimą. 4 principo 3 dalis. Antrajame šios skyriaus skyriuje jau buvo kalbėta, kad laikas yra sąmonės konstrukcija. Laikas kuriamas žmonių mintimis erdvės atžvilgių. Žmonėms turintiems įprastą sąmonės būseną, laiko įvedimas yra, galima sakyti, labai naudingas, netgi būtinas. Jis suteikia daug patogumų, pavyzdžiui, traukinių ir lėktuvų tvarkaraščiai. Tvarkaraštis užtikrina judėjimo tvarką ir saugumą. Apskritai, laiko sąvoka naudojama praktiškai visose gyvenimo srityse. Laiko sąvokos sukūrimas taip pat reiškia informacijos sukūrimą ir erdvės atkūrimą, tokios erdvės, kurioje egzistuoja laiko sąvoka. Principo formuluotė kalba apie laiko ištempimą, nutolinimą arba priartinimą tam tikriems erdvės aspektams. Čia turimos omeny tos erdvės, kuriuose egzistuoja laikas. Be to kalbama ir apie tai, kad laikas ne tik susijęs su erdvė, bet turi ir jos savybių, tokių kaip ištempimas, nutolinimas arba priartinimas. Tada erdvė, kurioje egzistuoja laiko sąvoka, prikeltajam reiškia gyvenimą, o laikas erdvės atžvilgių, kaip tik minėjau, yra sukuriamas žmonių mintimis. Todėl mes galime jį, laiką, mintimis ištempti, nutolinti ar priartinti. Kadangi žmonėms turintiems įprastą sąmonės būseną, daugelis reiškinių yra susijęs su laiku, pavyzdžiui, išėjimo sąvoka. Todėl jiems tampa suprantama, kad ištempiant laiką, jį nutolinant arba priartinant, iš tiesų galima įgyvendinti prikėlimą. Į šį nagrinėjimą klausimą galima pažvelgti ir kiek kitaip. Gyvenimo ir prikėlimo sąvokų atžvilgių laiko ištempimas, nutolinimas ar priartinimas iš esmės reiškia minties formos apie prikėlimą įvedimą. O minties formos įvedimas keičia realybės struktūrą. Dabar paaiškinsiu minties formą. Minties forma tai žmogaus sąmonės suvokima struktūra priklausanti tam informacijos kiekiui, kuris vadinamas mintimis. Kitaip tariant, minties forma yra konkreti geometrinė forma, kurioje talpinama žmogaus mintis. Jei įsivaizduosime minties erdvę, ją galima įsivaizduoti arba perkelti. Tuomet, pavyzdžiui, stalas ten turi vieną informacijos konfiguraciją, kėdė kitą, žmogus trečią. Tai reiškia, kad minties forma yra būtent tokia forma, kuri dėl joje esančios minties atitinka tam tikrą informacinį objektą. Apibendrinant galime sakyti labai paprastai. Minties forma tai yra minties forma turinti konkrečią informaciją. Kaip jau minėjau, minties forma suvokiama per žmogaus sąmonę. Kai gyvenime susidurime su kokiu nors objektu, tai galite jį apžiūrėti iš įvairių pusių. Jei tai, pavyzdžiui, būtų lėktuvas, tai galite apžvelgti, pavyzdžiui, piloto kabiną, sparnus, uodegą, tai yra su savo minties forma. Kadangi tai iš tikrųjų yra realus objektas, reali forma, ją suvokianti sąmonė gali liesti ją ir iš skirtingų pusių, kaip ir su lėktuvu, gali matyti skirtingas jo dalis. Taip ir šiuo atveju sąmonė susiliečiant su skirtingomis minties formos pusėmis suvokiamos tarsi skirtingos mintys. Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, žmogus nuėjo į parduotuvę nusipirkti butelio mineralinio vandens. Atitinkamoje minties formoje yra ne tik idėja nusipirkti mineralinio vandens, joje taip pat yra supratimas, kur jis eis, kokiu keliu ir kada, pavyzdžiui. Jei laukia žiema, reikia apsirengti. Visa tai dar daug yra vienoje toje pačioje minties formoje minčių. Naudojant mokslinę kalbą, galim pasakyti, kad vienoje minties formoje yra daug prasminių parametrų. Minties formos skenavimas siekiant nustatyti šios parametrus, tai yra šioje esančioje informacijos
Apdorojimas gali vykti skirtingų greičių priklausomai nuo žmogaus išsivystymo lygių ir skirtingai čia gali būti labai greitai. Žmogus, turintis įprastą sąmonės būseną, paprastai suvokia tik dalį minties formos, o jeigu žmogaus dvasinio išsivystymo lygmuo yra pakankamai aukštas, tuomet minties forma suvokima vienu metu iš visų pusių visiškai per akimirką. Minties formos suvokimas yra labai svarbus dar ir vienu praktiniu požiūriu. Kalbama apie techninių sistemų valdymą. Nagrinėkime šį klausimą. Egzistuoja toks faktas. Minties formos pagal savo geometrinius parametrus būtinai susijungia su vienu iš sielos pasireiškiančių formų. Tokia yra gyvenimo realybė. Mintis hierarchiškai susijusi su siela arba tiesiogiai, nors tai pasitaiko retai, arba netiesiogiai, per sukauptos patirties struktūrą. Todėl minties forma yra valdoma tiesiogiai iš sielos. Kadangi siela reaguoja į fundamentalaus lygmens realybę, gaunasi, kad minties formos sąveika su išoriniu pasauliu vyksta lėčiau, arba tam tikrą laiko išvis nevyksta. Taigi minties forma valdoma tiesiogiai iš sielos, todėl išorinio pasaulio impulsas negali jos pasiekti, negali jos pakeisti. Vadinasi, valdymas mintimis yra pati saugiausia valdymo sistema. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad valdant techniką stabiliausios turėtų būti techninės priemonės, kad jos turėtų būti patikimesnės nei mintis, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Iš tiesų mintis yra pati stabiliausia sistema, todėl technikos valdymas mintimis arba minties forma yra patikimiausias valdymo būdas. Taigi galima suprasti pateikus konkretų pavyzdį, tarkim lėktuvas skrenda autopiloto. Technikos sąveika šiuo atveju autopiloto su išorinė aplinka egzistuoja nuolat ir tai sudaro didelę potencialią grėsmę. Į autopilotą, pavyzdžiui, gali pataikyti sviedinys arba jis gali būti sugadintas kitokiu būdu. Jei valdymo sistema būtų mintis, tuomet ji faktiškai gali visai neturėti kontakto su išorinė aplinka, nors žinoma iš principo ryšiai tarp visų elementų egzistuoja, tačiau šiuo atveju kalbama apie kontakto laiką. Mintimis atliekamas kontaktas gali būti akimirksnis, tuo tarpu autopiloto kontaktas su lėktuvu tiek su išorinė erdvė yra nuolatinis. Jei valdančio minties kontaktas su lėktuvu yra akimirksnis, tuomet išorinė aplinka negali šios minties pakeisti. Todėl lėktuvas gali ramiai nuskristi pagal suplanuotą maršrutą ir jį įveiks, nepaisant jokių vykstančių įvykių. Tačiau noriu pabrėžti, kad į mintį taip pat galime įtraukti bet kokio lėktuvo saugumo elementą. Tokia galimybė grindžiama ir to, kad mintis yra apsaugota nuo išorinės aplinkos poveikių. Informacijos perdavimo ir valdymo mintimi įrenginiui esu gavęs išradimo patentą. Grįžkite prie minties formų naudojimo prikelimui. Sukūrus reikiamą minties formą galima sukurti kūną bet kokioje vietoje, net ir ten, kur tarkim nėra gyvybei tinkamos aplinkos, kur nėra oro, o yra tik vakuumas, o vakuumo vietoje atsiras deguonis ir visa kita, kas reikalinga. Ir viskas bus gerai. Kartą manęs paprašė atkurti seniai žuvusi augalinį kambarį ir sukūriau reikiamą minties formą. Ir augalas atgijo bei sužaliavo, nors ten nebuvo vandens, o žemė jau senai buvo išdžiūvusi. Teisinga minties forma pakeičia išorinę aplinką reikiamu būdu. Minties forma sukurta teisingai aplinkoje visada vietoj vakuumo atsiranda deguonis. Tekstą perskaitė Sigutė.